Kartais tokius stereotipus susiduriu. Ir tik būtent iš moteriškos lyties tas ateina, tai yra, kad jeigu parekomenduoji kažkam taip, čia pradėti treniruotis jėgą arba stiprinti save dėl kažkokios sveikatos problemos, klubo kelio, nugaros vėl, žinai, eilinės muskuloskeletinės problemos. Kai sakau, kad reikės, išmokti teisingai tūpti, išmokti teisingai kelti, tenais nuo žemės virš galvos ir taip toliau, tai yra šiek tiek padirbti su fizinė jėga. Tai moteriška reakcija visą laiką būna, kad stereotipiškai, aš to nedarysiu, nes aš patapsiu labai vyriška. Problema, kurią moteris tuomet įžvelgia, kad jeigu pradės daryti kažką dėl savo fizinės būties, o ypač per jėgos prizmę, kad jos pataps labai vyriškas. Pečiai išplatės, klubai susiaurės, nebetilps į sukneles ir panašios problemos. Ir iš to kyla dažniausiai ta tema apie tai, kad lyčių adaptatiniai skirtumai yra kardinalūs. Kitaip tariant, vyrai ir moteris darydami tos pačius dalykus gauna visiškai skirtingas išeigas. Vyrai ir moteris skiriasi, tai yra trijose faktoriuose, tai yra anatominiuose, fiziologiniuose ir humoraliniuose. Ir lengviausia turbūt nuo pirmojo pradėto antropometrinio arba anatominio, nes čia moteris ir vyrai skiriasi fiziškai. Čia tą galima bet ką pamatyti. Dažniausiai vyrai šiek tiek didesni, moteris šiek tiek žemesnės, bet aš pamenu mūsų vieną iš dėstytojų, kuomet jisai anatomiją ir antropometriją dėstė, nes mes turėdavom tokius kaip beveik išbandymus, kur sako, jūs turite galiausiai pabaigę kursą ir kaip tūli medikai turėtumėt paimti 2 kaukolės ir pasakyti iš tos kaukolės, kokia yra šio individuo lytis. Jis labai humoro jausmą turėdavo gerą dėstytojas. Nors dažniausiai pokštas sako, kad moteris įstato vyrams ragus, bet šiaip tuberius arba ragus ant kaukolės tai moteris turi. Moterų kaukolės dažniausiai yra šiek tiek plokštesnės kaktos ir yra tokie 2 išraiškingi guzeliai šiandien esantis tie, kurie ir plokštumą suformuoja. Tai yra vadinami dar latiniškai tuberiais arba ragais. Bet neskaitant šito viso pokštą apie kaukolės moterų, tai moteris dažniausiai turi šiek tiek, platesnį dubinį, kas iš esmės yra reikalinga vien tam, kad būtų didesnė, talpa mažajame dubinyje vaiko nešiojimui. Jaunasi, kad apatinis netgi nugaros linkis yra šiek tiek labiau išlenkta, kas irgi padaro tokia beveik, dubens formą, kad galėtumėt vėlgi turėti platesnį dubinį, kad galima būtų vaiką lengviau išnešioti. Kitas antropometrinis skirtumas yra tos pačių šlaunų ilgiai. Ko, taip sakant, evoliucinės priežastis gal biški painesnės, bet vėlgi, pas moteris yra šlauniai šiek tiek ilgesnės lyginant su vyrais. Kas įdomu vertinant judesio leitmotyvą, vien dėl to, kad vyrai turi kur kas siauresnį dubinį ir kur kas trumpesnės, santykinai trumpesnės šlaunis, vyrai yra kur kas labiau svyrantis į priekį, žiūrint išoriškai, lyginant su moterim, kurios yra kur kas daugiau atsivertusios atgal. Taigi, su moterim aiškiau yra vien dėl to, kad mes, jeigu jas imame kaip lyginamąjį objektą, tai joms tai yra reikalinga vien tam, kad mes turėtume kur kas didesnį vidaus paviršiaus plotą dubinyje, tam, kad vaiko vėl nešiojimui. Pereinant į grinai funkcinius adaptacijas, vien dėl to, kad vyras yra kur kas siauresnio dubens ir labiau svyrantis į priekį, jisai kur kas labiau apkraunantis yra savo priekinę šlaunis negu galinę. Ir čia ateina fiziologinius ypatumus į tą antrąją kategoriją. Kad vyras iš savęs arba vyrai iš savęs yra kur kas labiau sprogstami arba gebantis generuoti sprogstamą galią lyginant su moterimis. Iš dalies dėl to, kad jų anatomija yra tokia, kad jie yra skatinami kur kas labiau svirti į priekį, ko pasiekoje jie judėdami arba tūpdami arba šokdami arba bėgdami kur kas daugiau išnaudoja savo keturgalvius. Keturgalvius raumenis tai yra priekinės šlaunies raumenis. O moteris, kadangi jos nėra tiek daug svyrančios, jos yra kur kas daugiau kraunčios tą vadinamąją galinę grandinę, tai yra klubus, šlaunis, o ties raumenų grupės, kaip nekeista, yra kur kas mažiau sprogstamos, jos yra labiau ištvermingos. Ir kur ateina visa ta tokia fiziologinė adaptacija, kur net vienas mūsų kineziterapeutas mėgsta labai dažnai kartoti tą frazę, kad moteris geba išnaudoti mažiau motorinių vienetų negu vyrai. Kitaip tariant, moteris iš tam tikros fiziologinės perspektyvos, jos neturi gebėjimo staiga įtempti viso kūno taip efektyviai kaip vyrai. Jeigu vyras gali įtempti 100% raumenių skaldulų, moteris gali kažkur apie 81 susitraukimų. Ir čia ir grynai centrinės nervų sistemos ypatumas, kad neįmanoma, jos nėra tokios efektyvios susitraukime. Bet to neefektyvumo, taip sakant, atsvara yra tai, kad yra pliusas ištvermiai. Nes jeigu tu negali vienu metu visko stipriai sutraukti, tavo gebėjimas daryti dažnus susitraukimus yra kur kas geresnis. Analogija ta, kad jeigu aš vienu metu, taip sakant, paimsiu kokią kempinę stipriai suspausiu, visas vanduo iš jos išbėgs. Netgi atleidus ir bandant vėl suspausti, ten vos keli lašai gal išsisunks. Priešingai su, taip sakant, ta kempinė, kur aš galėčiau gal 80% suspausti, tai atleidus aš galiu vėl suspausti 8% ir toliau vanduo bėgs. Tai analogija yra ta, kad vyrai iš savęs ir dėl tam tikrų fiziologinių aspektų jie geba kur kas dažniau ir efektyviau sprogti, bet ištvermės neturi daug. Priešingai negu moteris, kurios ir antropometrija tą paskatina ir pati fiziologija, kad jos yra kur kas ištvermingesnės, nes jos negeba sprogti, bet gali ilgai palaikyti įsitempinėjimus.
Kol moteris ir dominuoja dažniausiai ištvermės sportuose, įvairiuose bėgimuose arba tenais ilgų distancijų minimuose, jeigu lygini, taip sakant, tas galva su galva, tai yra visiškai su vyriška populiacija, kurie kur kas labiau dominuoja imtynėse, galios sportuose arba ten krepšinėje, kur reikia greitai ir dinamiškai judėti, bet tada reikia, taip sakant, biškai pailsėti. Taip sakant, tas fiziologinis skirtumas yra labai akivaizdus. Ir turbūt ta paskutinioji, trečioji dalis, kuri vėlgi, visos tos sritys kaip ir jau, pastebimės viena iš kitos yra išplaukiančios, kad dėl antropometrinių tam tikrų aspektų ten vyrai labiau svyra, bet dėl to tampa labiau sprogstami, bet tas sprogstamus dar determinuotas yra tam tikrų hormoninių pokyčių. Ir va ta trečioji dalis yra tie hormonai. Vien dėl to, kad vyrai ir moteris skiriasi savo, to vadinkime, humoraliniu fonu, kuris yra predisponuotas genetikos, iš tų lengviausių hormonų pavyzdžių tai yra, kad vyrai turi daugiau testosterono, moteris turi daugiau estrogenų. Tai, kad mes turime skirtingus kiekius šitų dviejų hormonų savo kūne ir skirtingas sukels adaptacijas gyvenime. Paimam tą patį testosteroną kaip pavyzdį. Didelis testosterono kiekis kraujyje, jisai predisponuoja, kad būtų efektyvesnis ir greitesnis raumenų susitraukimas. Jisai predisponuoja, kad būtų kur kas geresnis paviršinių raumenų maitinimas. Jisai predisponuoja, kad ryškėtų ir greitėtų plaukų augimas. Kartais ir perteklinai, ko pasiekoje jau mes ir pradedam plikti, nes čia, taip sakant, paspaudi pedalą per daug ir vyksta priešingas efektas. Esmė, kad pats testosteronas, jisai iš savęs skatina kur kas greitesnį ir didesnį augimą ir kaip nekeista, viršutiniai kūno dalyje. Tai čia netgi kaip tas simboliuką mes turime, kur vyrai yra kaip trikampiukai, taip sakant, į viršų su savo plokščiaja dalimi ir moteris yra trikampiukai į apačią plokščiaja dalimi. Kaip nekeista yra, kad į testosteroną jautrių receptorių yra kur kas daugiau pečių lanke, pečiuose, viršutinėje nugaroje. Ko pasiekoje, jeigu vyrai intensyviai, tarkim, sportuoja, kad ir, sakykim, tenais tupinėja, kelia svorius, kad ir imtynėms pristraukimais daro, jiems labai greitai pradeda ryškėti ta vadinamoji trapecija, ta V forma tokia, pečiai platėja, taip rėmas atsiranda. Ir jeigu paimsime, tarkim, tą pačią moterišką populiaciją, kuriems įdėkime į identišką sportą, nu ir irgi, sakykim, tegul jos daro tą patį crossfitą, kur daug pristraukimų, kilnojimų, tupimų, kur kas greičiau platėja dubuo ir didėja šlaunis, bet pečių, taip sakant, plotis santykinai netaip greit auga kaip ant vyriškos populiacijos. Kas irgi atsveria tą kitą temą, kad estrogeno veikimas, jisai skatina kur kas didesnės adaptacinės pokyčius apatinėje kūno dalyje. Tai yra būtent visuose organuose ir visuose struktūrose, kurios supa gimdą. Nes vėlgi, hormonas estrogenas jį predisponuoja, kad kūnas, kuris gauna dabar stresą, jisai turi adaptuotis ir adaptacija turi daugiausiai vykti gerinant kraujotaką į tą lokaciją, kur yra svarbiausia moteriai, tai yra vaiko išnešiojimui. Kur ateina tokie visiškai du atsišakojimai, kad nors ir tu darysi su tuo kūnu arba su vyru ir moterimi tos pačius dalykus, tu gausi ne tai, kad skirtingas išeigas, tu gausi išeigas, kurios yra būdingos tai lyčiai, bet ne tam sportui. Kur iš esmės toks beveik kaip stereotipas, kad aš kilnosiu vėlgi svorius ir aš patapsiu labai vyriškas, yra labiau iš piršto laužtas, bet visiškai negrįstas kažkokiu, taip sakant, kaip čia, mokslu arba struktūromis, kurios yra pagrįstos mokslinėmis žiniomis. Tai tos baimės yra nepagrįstos, ką aš noriu pasakyti, žinai, suspausdamas vėl visą tą temą į vieną vietą. Kad ir moteris pasirinktų daryti sunkius dalykus, dėl to taptų tik tais dar labiau moteriška, o vyras taptų dar labiau vyriškas. Taigi, svarbiausia kažką daryti.